Na kągi, bičiuliai, vėl atėjo įdomienų laikas ir radau keletą tų įdomienų tokių, kur irgi norėčiau galbūt truputėlį aptarti, pašnekėti, kokiasgi tai tuos įdomienas yra iš to terariumą. Yra tokias įdomienas, kad Vatikaną ten tas jau popiežius paskelbė dabar, žodžiu, kad jau jie pradės bendradarbiauti su masonais. O, įsivaizduojat, liktai anksčiau jie nebendradarbiavo ir visi neputė į vieną dūdą, kaip sakant. Tai, bet dabar jau aišku, jau slėptis nėra kuo, žodžiu, ir taip visi viską supranta, galvoja, jeigu ir taip visi viską supranta, ką čia beslėpt, žodžiu, ir dabar jau labai džiaugias, kad jau jie dabar pradės bendradarbiauti su masonais. Įdomu, kokiais klausimais jie ten bendradarbiaus. Nebūtų kažkokiais kitais klausimais, jeigu jie visi nebūtų neviduono tarnai ir tas bendradarbiavimams nieko jų nepasikeis, tik tais tiek, kad dabar jau jie jau ir oficialiai, kaip sakant, pasiskelbė, kad jau bendradarbiauja ir darbiaus visokiais, kaip sakant, neviduoniškais darbais. Nieko gero, aišku, nereikia šių tikėtis. Čia tiek apie tai, šiaip tiesiog įdomiai pakliuvo to įdomieno iš to terariumo. Pas mumis tai, aišku, nieko nėra tokia panašaus, bet vis tiek. Kas dar tokia man užkliuvo, iš tų įdomienų, tas mano antrininkas, kur vis papasakoja kart nuo kartą, tai jis man pasakoja, žodžiu, kad Amerikoje ten tam terariume, berods ar Kalifornijoje, ar kažkur jau ten įsigalėja, žodžiu, satanizmą būreliai mokyklose. Užklasinė veikla, pavyzdžiui, išleidi savo vaiką į mokyklą ir ar susitinki paskui su kaimynu, ar ten su draugu kokiu, sakai, kokį būrelį tavo vaiks lanka, ta saka, mano tai ten krepšinį lanka, o saka, o tavo kas, o saka, mano tai satanizmą. Ką? Satanizmą būrelį, jo, įdomu, apie ką ten jos mokintam satanizmą būrelį. Tai čia dar ne viskas, žodžiu, atidarė tą satanizmą būrelį ir, žodžiu, ten bendruomenė biški pasipiktina ir prispaudė, kad mokykla uždarytų tą satanizmą būrelį. Ir mokykla uždarė. Ir ką jūs galvoja, tada, žodžiu, tie satanistai jau ten toj mokyklos, tie satanistai vietiniai padavė į teismą mokyklą. Ir, žodžiu, teismas, aišku, nebūtų ir teismai irgi nevidona viens iš įrankių, tai teismas, aišku, iš karto pripažina, kad tie satanistai yra teisūs ir kad ne tik tai turi būti būrelis, bet dabar jau ir pamokas turės daryti satanizmo toj mokyklai. Tai žodžiu, padarė dabar vietoj būrelio jau ir pamokas ir dar, aišku, iš mokyklos prisiteisė belė kiek pinigų, kad mokykla ne mokiniams savo kažkokiem tai leistų pinigus, kokį nors inventorių pirkdami ar ten kažkokią salę įrengdami ar panašiai, bet žodžiu, kad skirtų jau tam satanizmo pamokom ir būreliam visokiam vystyti. Tai tokie, sakykim, dalykai dedas tam terariume, žodžiu, nelabai kokie jie mano galva, bet kažkaip tie terariumą gyventojai vis kenčia ir kenčia, įdomu, kiek jie turi tos kantrybės dar. O gal jau tos kantrybės seniai nebeturi, bet yra tiek uždundukinti, kad jau ir padaryti nieko nebegali. Kas dar buvo tokia įdomaus, aišku, irgi tam terariume yra tokia irgi platforma kaip YouTuberis, YouTuberis. Pas mumis tai YouTube's yra, pas juos yra YouTuberis. Ir tas YouTuberis, žodžiu, kai žmonės įkel kokį nors vidosą savo padarė, tai jie pridė ten tų hashtagų visokių. Apie ką maždaug tas vidosas, kad kai žmonės įvestų į paiešką, kad lengviau surastų. Tai dabar pasirodo jau tas YouTuberis priešingai daro. Jeigu tu įvedi kažkokį hashtagą, pavyzdžiui, kuris jau susijęs, sakykime, su kažkokio tai socialinių problemų sprendimais kažkokiais, gal apskritai tiesiog tų problemų paviešinimais, tai, žodžiu, tas YouTuberis jau paleidęs turi tą savo robotuką, žodžiu, kur tą programėlę, kuri prižiūri ten tuos hashtagus ir kaip tik nebeišmet nieką, kas yra su tais hashtagais padaryta. Tai žinokit, jeigu jūs jau perduokit savo tiem terariumo, kaip sakant, antrininkam, kas turi ryšį, kad jie, žodžiu, jeigu daro savo kažkokius vidosiukus, neberašytų jokių hashtagų, tokių, dėl kurių, sakykime, galėtų tas YouTuberio to algoritmas kaip tik nuslėpti tuos video, kad nieks jų nepamatytų. Žodžiu, geriausiai tai rašyti kokius hashtagus, tai kokie nors receptai, pavyzdžiui, nežinau, žodžiu, sodo patarimai, ar dar kažkokie, žodžiu, belė kokius reikia hashtagus rašyti, bet tikrai ne tokius, apie ką jau yra iš tikrųjų tas video. Tai mano tai būtų tik toks, galvoju, pamastymas, kad galėtų tik tokiu būdu kažkaip tai galbūt išeiti ir susuks smegenį ten tiem visiem algoritmam. Kad apskritai jie geriau tegul neveikia, negu veikia taip, kad tiesiog nuo žmonių slepiama bet kokia informacija, kuri yra nepalankė ten tai neviduono sistemai.
Tai va tokia. Paskui kas dar tokia buvo įdomesnė. Ai, va dar kokia įdomiena, kad, žodžiu, Kanadoje, žodžiu, jau jie, žodžiu, ten tokia pasiekia, yra tokia diktatūros jau lygi, kad jau žada dėti tas kojų apyrankės, nu, žinot, kur per televizorių rodo, kaip ten visokiem nusikaltėliam deda visokiuose filmuose, nu, ir iš tikrųjų ten, sakykime, jiem ten deda. Tai dabar, žodžiu, dės jau tokias apyrankės tiem žmonėm, kuriuos, pavyzdžiui, paskūs kaimynai, kad kaimynas paskūs, va, kitą kaimyną, kad va tas mano kaimyn, žodžiu, jisai gali prirašyti internete visokių nesąmonių ir reikia su juo kažkaip tai spręsti klausimų, žodžiu. Ir tada, aišku, jeigu gauna jau ta Kanados policija tokį pranešimą, kad ateityje tas žmogus gali parašyti kažkokį nelabai gerą postą kokiam tai socialiniam tinklė ar panašiai, ir iš karto, žodžiu, prevenciškai deda iš karto apyrankę ant kojos ir skir namų arešto, kad tu kaip tik sėdėtum ten kuo daugiau namuose ir kuo daugiau rašytum tuose socialiniuose tinkluose. Nu ir paskui, aišku, jau eina ir griežtesnės priemonės. Tai va tokie labai įdomus dalykai dedas toj Kanadoj, žodžiu. Čia tikrai įdomiena, nu, pas mus, aišku, demokratiniam pasauliu, mūsų nuostabioj planetoj Žemė, tai apie tokius dalykus nei blogiausiam sapne negalėtum susapnuoti, o ten, vat, matai, tam terariume visi tie, žodžiu, blogumai ir žodžiu, atsiskleidžia ir atsitinka. Nu ir kas dar tokiam tam terariume atsitiko tokia įdomesnė, ogi, žodžiu, ten terariumai yra irgi tokia Europos Sąjunga ir ten juos tas parlaments, jėmė ir jau patvirtino, žodžiu, tas kelis nevidonotos įrankių, žodžiu, kaip ten skaitmeninę tą identifikaciją patvirtino ir skaitmeninę piniginę jau europinę patvirtino. Žinoma, jie visą laiką ten viską meluoja, nes ten yra melo karalystė, kaip sakant, nevidonas tai melo karalius, žodžiu. Ir, žodžiu, jie meluoja, kad čia viskas yra žmonių ten patogumui, saugumui ir kaip viskas bus gerai ir, žodžiu, tam skaitmeniniai to identifikacijai viskas bus iš karto apie jumis ten ir, žodžiu, ir medicininė informacija ir ten ir visokia socialinė informacija, aišku, apie reitingą dar nekalbė, čia tik tai laiką klausims, nes vat Rusijoje, pavyzdžiui, terariume jau paskelbė, žodžiu, kad jau jie ten darys jau socialinį reitingą, kuris ten pas juos iš dviejų skaičių susidės, žodžiu, ir iš viens bus kažkaip tai statusą, rodys tą, žodžiu, socialinį statusą, o kit socialinį reitingą. Nu, nelabai aš dar suprantu, kom ten skiria, žodžiu. Paskui dar bus turbūt išaiškinimai, kada jau realiai, sakykime, pradės jau veikti, bet jau, žodžiu, planai jau yra tokie patvirtinti. Tai va, tokios yra įdomios tos įdomienos iš to terariumo kol kas. Nu ir turbūt dabar, kad labai jau neįsiplės labai, tai turbūt ir užbaigsiu, padarysiu tokį trumpą vidosiuką. Nu, tikiuosi, gal buvo kažkas įdomu, gal kas nelabai, o jeigu kas nors kitas gal įdomu, galit parašyti, aš irgi užsiklausiu tada to savo antrininko kažkokiu vienokiu arba klausimu kitokiu, apie kokias tai įdomienas, iš kokios ten srities norėtųsi. Nu, yra dar aišku apie visokias įdomias antenas, sakykim, irgi dar tų įdomienų, bet gal palikim čia tą kitai, kaip sakant, laidelį. Tai tiek žinių tada tam kart, nu, ne žinių, o įdomienų, kažkaip iš įpročio, vat vis sakau, kad žinių, o čia jokių žinių čia nėra, čia yra tik įdomienos. Tai va, tam kart. Bičiuliui, prisiminiau dar vieną įdomieną, kurią buvau praleidęs. Žodžiu, kokią ašgi praleidau įdomieną, visai tokia įdomi įdomieną. Viena jau labai tokia senoka, sakykime, viską, bet nei karto dar apie ją nebuvo pakalbėjęs, tai galvoju, reikėtų pakalbėti, kasgi tam terariume darosi. Ogi, kasgi darosi? Terariume, pavyzdžiui, ten yra tokia Anglija, žodžiu, Anglija berods, ar Anglija, žodžiu, jinai yra terariume ten tokia irgi šalis, salelė ten tokia ir, žodžiu, ten toje Anglijai visur pradėjant kiekvieną kampą statyti tuos vadinamus defibriliatorius. Žodžiu, tokį įdomų pavadinimą irgi sugalvoja, net nesuprantu, kas čia defibriliatoriai, bet reikalas tas, kad, žodžiu, jeigu ten maždaug žmogui pasidaro blogai, jau jie visuose televizijose jau taip išmokina jau tos dundukus, ką reikia daryti, žodžiu, jeigu žmogui blogai, tai, žodžiu, žmogui reikia padaryti tokią iškrovą elektros. Prilėti ten du, žodžiu, kažkokius tai metalinės tokias rankenikės, žodžiu, prie to žmogaus ir nuspaudė mygtuką ir tam žmogui, žodžiu, papurto jį neblogai su ta elektrą ir žodžiu, tai va tokiu būdu taip tipo atgaivintą žmogų. Nereikia gaivinti, ten daryti kvėpavimą dirbtinę, ten ar širdies ten kokią masažą, nu kam čia dabar galvą sukti, iš tikrųjų ištraukiai va porą laidžiukų iš rozetės, čiunk ir iš karto žmogų, aišku, atgaivini, iš karto atsigaunate žmonės, žodžiu, visuose jau
kinuose taip rodė ir per visus serialus ten, kur jau, žodžiu, liaupsinama ten ta nevidoniška medicina, jau kaip ten jie gelbėjo visi tie žmonės ir taip toliau, nu, žodžiu, ir visur dabar pradėjo masiškai statyti tuos visus defibriliatorius, nu, aš sakyčiau, elektrošokus pavadinkim juos paprašiau, nes tas defibriliatorius, nu, labai jau toks kažkoks tas terminas tas toks, nelabai aiškus, nei apie ką, nei kaip, čia, žodžiu, normalus žmogus net nesupras, ką čia dar reiškia. Nu, žodžiu, pradėjo tuos elektrošokus visur statyti. Tai čia ir ne tik tai, sakykim, kad stato jau toj Anglijai, bet ir Izraelį ten irgi jau visur pristatė kiekvieną kampą ir Kanadoj, nu, žodžiu, visur jau pradeda visur statyti tuos jau elektrošokus, kad jau žmonės su tais elektrošokais gaivintų kitus žmonės. Tai vat klausims iš karto kyl. Nieks dar liktai taip nekrenta, nu krenta, aišku, nemažai jau tų žmonių dabar krenta jau po tų skiepų visokių, nuo visokiausių ten tų poveikių, bet čia iš tikrųjų yra ne tam skirta, dar ne laikas jiem, dar, žodžiu, dar jie laukia savo to laiko tie elektrošokeriai, ogi koksgi bus tas laikas ir kaipgi veiks jie tie elektrošokeriai. Žodžiu, mano tas antrininkas, jis ten biški pasiklausinėja ir jam maždaug va tokią informaciją pasakė, jau tie, kur biški gal daugiau žino, jie turi didesnę smegenį, žodžiu, nes, nu, ne visiems išeina viską žinoti, suprasti. Kartais reikia paklausyti tų, kurie gal turi biški didesnę smegenį kokią, žodžiu, ar tai kairė didesnė, ar dešinė, nu, žodžiu, kažkaip tai jie va taip išsiaiškina. Ir kągi ten išsiaiškina, kadangi dabar visur ten tam jau terariume jau nuodį tą orą ir, žodžiu, ir vandenį, ir maistą, ir visokiais grafenais ten, ir kuom tik tai nori, žodžiu, aliuminiais ir panašiai, visokiom metalizuotom dalelėm, jeigu kas va nuo langą pagrandytume tam terariume, tų dulkių ir tos visos dulkės magnetizuoja prieš kartą link prie magnetų. Nu įva, ir kasgi yra čia pasakyta ir dėl ko čia tai padaryti. Žodžiu, visi jau yra išmokyti, kad reikia, žodžiu, tuos naudoti elektrošokus, jeigu žmogui kažkas yra negerai. O kaipgi suveiks tas elektrošoks? Tas elektrošoks, žodžiu, suveiks kaip žmogui tik tu darysi tą elektrošoką ir kadangi kūne jau pilna yra tų metalinių visokių dalelių, tai juos kaip tik dar labiau sudegins ten tą žmogų, o pavyzdžiui, tos grafeno dalelės, tai apskritai jos iš karto gavusios kažkokį krūvį, rikiuojasi kažkokius spyglius ir panašiai, ir, nu, apskritai praktiškai tą žmogų supjausis ir subadys iš vidaus, taip išeitų. Ir galbūt ten, jeigu ir tą širdį pavyks, kaip sakant, atgaivinti, kad jau jinai ir toliau plaktų, bet visas kūnas bus ant tiek sužalotas, kad, aišku, tas žmogelis jau masinėse kančiuose ir numirs, kaip sakant, visai neilgai trukus. Taip, o mes prisiminkim, kad, žodžiu, nevidono tai tas tikslas ir yra, kad žmonės kuo daugiau patirtų kančios ir, žodžiu, kad, aišku, ir toj kančioj, kad ir numirtų. Tai va, tai tiek čia turbūt apie tuos elektrošokerius, kur vadin labai taip jau mandriai defibriliatoriais. Tai žinokit, pasidalinkit, aišku, irgi su savo tais antrininkais. Nu va, tai tokia čia bus įdomiena, o kitą kartą dar ir kitokių įdomienų pakapstysiu. Tai tiek tam kartui.